irgi ką girdžiu iš jaunų žmonių, kad struktūra padeda suprasti, kas čia vyks, ko gali tikėtis. Pavyzdžiui, papasakoju irgi tokio, jeigu yra poreikis žmogui daugiau suprasti, kuo skiriasi trumpalaikės konsultacijos nuo ilgalaikių. Ne? Kad trumpam tai yra vienos problemos sprendimas. Ne? Fokusas į vieną kažkokią temą, mes ją paimam, judam ir ten žiūrim, progresas yra, nėra. Ne? O ilgesnė terapija, tai daugiau apie asmenybinius pokyčius, giluminius, ne, kažkas apie vaikystės dalykus, paauglystės dalykus, ne, ten gyvenimo pokyčių kažkokių, tai kažkas daugiau, kažkas giliau. Ir tada būna žmonės sėdi, sako, tai viskas aiškiau, kad čia ir taip gali būti. Tai aiškumas padeda, kad klientui būtų aišku, kas čia vyks, ko jis gali tikėtis, ko gali nesitikėti.